Vykau į skalbyklą, tai vat atrodo viskas. Štai šitą. What's the price in total? Berapa? Yeah, okay. Taip kalbam. Turim vietinę parduotuvėlę. Tokia visiškai mažytė. Kokios fainos mergaitės. Ir jie ruošiasi Ogo paradui, kuris bus kovo, jei neklystu, 17 dieną. Man čia būtų tokia. Hai! Apa kabar? Okay, they are very welcome. Iš tikrųjų mokam per brangiai. Kas iki? Čia pas mane tokia yra tvarkos dienelė, susikroviau nešvarius skalbinius ir važiuosiu į skalbyklą, kadangi Balyje čia, iš tikrųjų, turbūt vos ne kiekvienas čia gyvenantis naudojasi šitam paslaugom, nes yra labai nebrangu. Ganėtiškai kokybiškai išplauna, sutvarko, kvepiantis, išlyginti drabužėliai, tai nes kadangi dauguma namų neturi skalbimo mašinų, tai dėl to yra labai populiari šita paslauga. Kadangi pas mus namie yra sugedusi skalbimo mašina ir niekas mums jos nesutvarko apie mėnesį laiko, tai prisiminkim, kad gyvenam Azijoje ir tikrai viskas čia yra lėčiau. Tai ką, susikroviau tiesiog į maišus, sėdu ant motorolerio ir važiuoju į skalbyklą, parodysiu, kaip atrodo, kokios kainos, kaip kas, pakeliui susituosiu kažką skanaus nusipirkti, sulčio, tai vietinės apylinkės apvažiuosim, žiūrėsim kartu. Atvykau į skalbyklą, tai vat atrodo viskas. Štai šitaip, eisim pasiklausti, ar jie turi vietų, nes šiaip kartais ne visada jie turi vietų, tai, žodžiu, keliaujam pasižiūrėti. Hi! So yes, I have a laundry, like 2 bags. Va tiesiog pasveria. Tai va tiesiog yra skalbimo mašinos, ten lygina. Kaip matom, tikrai yra labai populiaru ir jo, taip viskas myksta. Šiaip labai patogu, labai. Ir labai daug yra Balyje skalbyklų, nes tai yra labai populiaru, tai ant kiekvieno kampo kampelio rasi. Skaičiuoja dabar turbūt, kiek čia man gavosi iš viso. Yeah, what's the price? Maybe tomorrow? Yeah? It's okay? Tai va, susitarėm, kad rytoj. Ir what's the price in total? Berapa? Yeah, okay. Taip kalbam per vertėją. And berapa? Žodžiu, tai pasiklausim kainos. Yeah, okay. Yeah, terima kasih. See you tomorrow. Bye. Einam praseiti truputį pro apylinkės, parodyti, kaip čia yra. Tai čia turime barbershopą vietinį. Hi, is that okay that I'm making a video? Is that okay that I'm making a video? Can I make a video? Okay, hi. Tai va, toks vietinis yra barbershopas. Nu, va, tiesiog va tokiam sąlygom yra kerpami vyrukai. Okay, thank you. Bye. Kai kurie vietiniai tikrai labai sunkiai kalba angliškai, tai sunku susikalbėti. Turim vietinę parduotuvėlę, tokia visiškai mažytė, paprasta. Tai galim rasti nuo visokių užkandžių. Jie labai viską naudoja va tokiais mažiukais pakiukais. Maistuko, kiaušinių, žodžių. Einamiausių, būtiniausių dalykų galime visokių rasti.
tokios fainos mergaitės. O tokios jaunos važinėjasi Motorolį. Hati. O, fainolės. Žodžiu, keliaujam. Toliau. Tai čia turime įvairių baliečių parduotuvę, tai čia jų visom šventėm, ceremonijom visi reikalingi dalykėliai. Žodžiu, visko pilna ir jie iš tikrųjų tiek daug pinigų išleidžia ant visų ceremonijų, kiekvieną rytą padėkojimai dievams. Tai va, šiaip labai daug yra tokių parduotuvių su visais reikmenims reikalingais ceremonijoms. O čia turim šventyklą ir jie ruošiasi Ogo paradui, kuris bus kovo, jei neklystu, 17 dieną ir jie daro tokias skulptūras. Tai jau realiai yra pradėję prieš kokius porą mėnesių, nes viską daro rankomis iš bambukų. Tai tikrai ilgas procesas ir tas paradas yra skirtas blogom dvasiom išvalyti, tai jie tokius daro statulas kaip velnias, visokias baises būtybės, tai vat šita diena yra skirta išvalyti visas blogas energijas saloj ir jo visas blogas būtybės, nes kadangi po Ogo eina Neapidei, o Neapidei yra salos išsivalymo diena, kai niekas negali naudoti kai niekas negali naudoti elektros, turi būti tyliai, gatvės yra visiškai tylios, jeigu išeisi į gatvę, gali netgi gauti baudą, tai žodžiu, labai rimtos tradicijos, tai aišku, kai ateis tą dieną parodysim, tai va, tai vyksta toks pasiruošimas, iš tikrųjų labai ilgas ir viską jie daro rankom, tai šiaip atrodo labai įspūdingai, praeitais metais buvau būtent šitam parade, tai wow. Čia yra gerimukų parduotuvė, viskas va iš tokių kiperiukų. Hi! Yeah, I would like to order as matcha. Tai žodžiu, va tokie gerimukai iš puodo. Matcha būtų tokia. 5000, tai čia maždaug 25 centai būtų. Tokį uždeda, kad neišbėgtų. Tiek žinių. Visokių čia skonių. Avokado, uogų, šokolado ir visokių kitų vaisių. Tokie šalti gerimukai. Skanus labai. Yeah. Tai kaip ir sakiau, ruošiasi jie intensyviai Ogo paradui. Žodžiu, čia daug yra baliečių, kurie ruošiasi įvairiom ceremonijom. Kadangi šiandien yra sekmadienis, tai darbadienis. Hi, it's that okay? Yeah, hi. Tai žodžiu, visi ruošiasi ateinančios savaitėm ceremonijoms. Ir taip pat Ogo paradui. Žodžiu, vyksta čia rimti reikalai. Faina bendrystė, visi susirenka ir tiesiog ruošiasi. Va ir čia va tos skulptūros. Šiaip įspūdingo dydžio jos, labai didelės. Tai kai bus tas paradas, žinokit, vaizdas, trūksta žodžių. Hai. Tai va. Čia turim siuvyklą. Hai! Apa kabar? Okay, they are very welcome. I want to show you, the real life. What's your name? Caro. What's your name? Jar? Jack, yes. Jack? Nice to meet you. How is your day? Busy? Busy? Where are you been? Huh? Where are you been? I'm living here in Mungu. Oh, Mungu. Yeah. Just close here.
But you back and forth here. Sorry? Often back and forth here. Oh yeah, I've been here before. Yeah. Where are you from? From Europe, from Lithuania. Oh! Ah, you don't know. Where are you from? From Japan. From where? Japan. Java? Yes. Okay. Berapa mas? Saya lupa. Yeah, they are very welcome. Tai va. Kokia savykla būtų? Waiting. Please sit. Yeah, it's okay, yeah. Sit down. Yeah, thanks. Berapa? Žodžiu, jau norėjo čia man prirodyti visko. Tai va, tokia savykla būtų. Tai šiaip labai faina sutikti tokius bendraujančius ir svetingus vietinius, nu šiaip beveik visi jie tokie yra. Bet kiti vat nekamba angliškai, tai vat šiek tiek sunkiau pabendrauti su jais, tai kažkokiais trumpais sakinukais indonezų kalba bandau susikalbėti, bet jo, tai vat fainiai, tai vat tokie yra tie vat Indonezijos gyventojai, iš tikrųjų labai draugiški ir jiems labai faina, kai juos pakalbina, pas juos užeina, jie tokie, ateikit, parodysim, kaip mes čia gyvenam. Tai kadangi yra sekmadienis, šiaip iš tikrųjų gatvės ganėtinai tuščios, nėra daug žmonių, daug kas nedirba ir tiesiog ramybė visi su šeimom. Čia šiaip vienas skaniausių mano užkandžių, risol. Tai čia tokie yra kaip piršteliai su įvairiais įdarais, gali pasirinkti. Tai yra su majonezu kiaušiniu, tada su balonese padažiuku ir vištiena ir grybais, tada su vištiena teriyaki padažė ir su mozzarella ir vištiena. Tai va tokie ir gali išsirinkti, susidėti kiek nori. Tai šiaip labai skanu. So yeah. I would like to order dua bolognese and dua mozzarella. Yeah? Okay. Tai jau yra čia jau išsikepę, pasiruošę. Turiu prisiruošę dėžėse. Paskrūdina. Ir pardavinėja. Šiaip labai toks įdomus skanis, nežinau, kaip sūrio piršteliai, bet ne sūrio piršteliai, kaip lęšias man toksai kažkas panašaus. Skaniai. Tokį padažiuką duoda šalia, vieną aštrų, vienas toksai įdomus skonio, net nežinau iš ko jisai. Tai... Yeah. Berapa? 20? 22. Okay. Žodžiu, grįžau, apsiprekinau. Pasivaikščiau po gatveles, išėjom su Madu, let's go, come, Madu. Gal ir nekam, gal ir vieną pasivaikščiot. Tai po mūsų rajonėlį, kur mes čia gyvenam. Tai šiaip fainas, labai kvartaliukas. Kaip ir minėjau, gyvenam Mungų rajone, tai kaip ir skaitosi vis tiek kaip ir Čengų miestas. Vienas iš populiariausių Balio miestų, kur visi keliauja. Bet čia toksai kaip, priemiestis, maždaug 20 minučių kelio iki pačio Čengų. Tai, labai fainiai pabėgti nuo to šurmulio, nes Čengų iš tikrųjų labai toks busy miestas yra. Tai čia, sakyčiau, kaip kokie Klaipėdoj triušeliai, kažkas panašaus. Toksai prie didmiesčio priemiestis. Tai tiesiog tokie yra namukai. Taip vienas šalia kito, kaip kotedžiukai kažkas tokio. Tai per 2 aukštus. Per 2 aukštus eina, žiūriu, ar visi vienodi, tai per 2 aukštus eina, apačioje toksai mini kiemukas, tada yra svetainė ir 2 miegamieji. Ir 2 vonios, viena antram aukšte, viena pirmam. Tai šiaip iš tikrųjų labai fainas butukas, kotedžiukas, viskas yra gerai, bet baigėsi mūsų kontraktas, turėjom 6 mėnesiam ir šiek tiek iš tikrųjų mokam per brangiai, nes nuomojamės ne iš pačio savininko, o kaip per agentą, tai jie tikrai užsideda tam tikrą pinigų sumą.
tai šiuo metu mokam apie 400 eurų iki 400 eurų, 380, aišku, kas yra šiaip tikrai labai pigu, nes aš Lietuvoje Klaipėdoje savo vieno kambario butą išnuomavau už 400 eurų, kur gyvenu tikrai užkampį, ne centre ir butas tikrai nedidelis, tai čia turime tiesiog 2 aukštų kaip kotedžą, kaip butą, su 3 kambariais, 2 voniom ir dar pigiau mokam net ne 400, o 380 mėnesį. Bet kai Balyje yra palyginus ganėtinai brangu mokėti už tokio tipo namus beveik 400 eurų, nes jeigu nuomotumėmės ne per agentę, o tiesiai per nuomininką, tai būtų maždaug apie 300 eurų. 300 gal netgi 300 nekainuotų. Tai, skirtumas beveik 100 eurų vis tiek yra. Tai netgi mažiau, 250 eurų kažkas tokio gautųsi. Tai tie agentai, jie tikrai užsideda kainas, tai ir nenori mums nuleisti, nors šiaip jau buvom suderėję kainą mažesnę, bet tiesiog paskutinę minutę mums nusprendė pasakyti, kad, vis tik, nenuleisime jums tos kainos ir jeigu norit pasiliekti, jeigu neturit, nepilnai mėnesį susirasti kitus namus. Tai žodžiu, ieškom kitų namų. Kol kas buvom apžiūrėti tik vieną, bet šiek tiek toliau, tai žodžiu, kol kas kaip ir variantų nėra, žiūrėsim. Šiaip fainas, labai rajonas, viskas gerai, bet tiesiog čia jau toks biški principo reikalas, nes ta agentė iš tikrųjų, viskas labai ilgai, kai kažkas sugenda, kaip ir minėjau, skalbimo mašina sugedo, jau beveik, net nebeveik, daugiau nei mėnesį laiko esam be skalbimo mašinos, jau kažkas sugenda, viskas labai ilgai, kažkoks labai atmestinas požiūris į nuomininkus, tai ir čia tai paskutinė akimirka pranešė, kad vis tik tos kainos nenuleis mum. Tai galvoju, kažkaip net nesinoriu pas tokius žmonės nuomotis, kur, tiesiog jie nėra nei suinteresuoti į tą nuomininką, kad palaikyti gerą ryšį ir turėti nuolatinius nuomininkus, tai kažkaip galvojam, geriau susirasim naujus namus ir už geresnę kainą, nes tikrai šiek tiek dar toliau galima susirasti tikrai ir pigiau, ir tikrai kažką panašaus, tai ieškom ir žiūrimės. Bet čia fainas rajonukas, jeigu būtų nuleidę kainą, tai tikrai pasiliktumėm, nes man toksai čia, net nežinau, toks Amerikos šiek tiek man vaibas gal netgi. Aš jums čia apsuksiu. Tokie kotedžiai ir tokių daug įvažiuoti, tokių gatvelių. Madu, tik. Atėjo, šunis mano. Tai šiaip labai faina ir kaiminystė. Visi labai ramus, nėra triukšmo, kažkokių balių festivalių. Daugiausiai gyvena su šeimom. Šiaip iš tikrųjų toksai miksas ir vietinių, ir nevietinių. Tai galima rasti įvairių čia gyventojų ir turistų, ir vietinių. Nes kadangi ta kaina tikrai prieinama ir nėra brangu kaip Balyje. Ir tikrai faini. Faini namukai, tik tai ko man trūksta, tai kiemuko norėtų su žolyte. Bet nėra. Tai sakau, jeigu kaina būtų geresnė, padarė, mums būtumėm pasilikę. Bet nenori išsaugoti nuomininkų pastovių. Gerai. Tai čia mūsų kiemukas. Toks būtų. Čia esam tą žolę pasidarę. Biškiai jaukiau sėdmaišiai, staliukas. Jo, beveik praktiškai visuose yra tos šventiklėlės, nes kadangi baliečiai, reiškia, pirkosi ir statėsi šitos, nestatėsi, o nusipirko šitos namus, nes čia nėra kaip tradiciniai balietiški
namukai, bet greičiausiai bus baliečiai žmonės įsigijo, tai todėl vos ne kiekvienam kieme yra šitos šventiklėlės. Tai per kažkokias didesnės šventės atvažiuoja savininkai, vat pasiruošia čia, prideda visokių aukų dievams, viską čia apsitvarko, tai jo, tai vat. Jo galima pastebėti, čia yra, ten toliau yra, šiaip sakau, vos ne kiekvienam. Tai vat, taip mes ir gyvenam. Toks tas mūsų rajonėlis. Tai ką, iki pasimatymo.